Pasak, gyvenimas gerės kiekvieną valandą. Gerų rezultatų nėra, bet viskas vis tiek labai fainai. Aš dar tas nepažįstu tiek, kad tu mane nervuotum, bet gerai, tęs. Dešinė kairė. Tada laikomės kairės. Minam iki galo, apsisukam. Taip, važiuojam, tada į dešinę ir grįžtam atgal. Taip. Pačiam gale staigus bus į kairę, fiškė per dešinę. Gerai. Fiškė per dešinę. Važiuojam, ten bus staigus į dešinę, kilsim į viršų. Staigus į dešinę, kylam į viršų. Kylam į viršų nuo kalnelio, dvi fiškės, kairę, dešinę. Kairę, dešinę. Apačioj, gerai, taip. Čia visas per dešinę. Važiuojam, taip, čia į dešinę sukam. Važiuojam į dešinę. Pačiam gale laikomės kraštą. Nepaim, gerai. Gerai, sukam čia į dešinę. Palei dešinę laikomės dešinės. Ne vartai, pro kairę. Pro kairę. Dabar atvažiuojam vartai. Važiuojam į aikštelę. Abi per dešinę. Aikštelę, abi imam per dešinę, išvažiuosim į kairę. Abi per dešinę. Gerai, per dešinę, išvažiuojam per kairę ir bus vartai. Vartai? Taip, važiuojam, yra vartai. Gerai, vartai, dvi fiškės, dešinė kairė. Dešinė kairė. Kitos fiškės, kairė, dešinė. Kairė, dešinė. Kairė, dešinė ir bazė. Labai gerai. Adrenalinas pareina. Gali būti, kad uždarė dėl to, kad išsilieti. Ar dėl tepalų čia uždarėt? Kodėl čia kolega išvažiavo? Todėl, kad ir jūs išvažiuosit kelio režimu, įsakantį dopą, mes jums rašom laiką. Čia dėl tų tepalų? Tepalų ir mašinas pajudint neint, tai kur atvažiuos koks traus, tai čia... Tai reiškia atšauktas greičio ruožas. Supratau, bet čia įdomu važiuotis labai greit. Taip ruošiamės. Nu ką padarysi? Kaip gaila bebūtų? Dammit. Taip ruošiamės. Nu nieko, ką padarysi? Čia smagu turėjo būti. Norėjau ir aš, bet panašu, kad iš električkių nei vienas nepravažiavo. Tai sveiki atvykę į antrą Prestralio dieną. Nutiko toks dalykas, dėl kurio jūs nematėt kelių greičio ruožų, tai sugedo mūsų operatoriaus automobilis ir jis liko Šiauliuose, kaip šiek tiek juokinga ir šiek tiek liūdna bebūtų. Bet dabar jau esame antroji dienoje, pravažiavom porą greičio ruožų, dar porą liko, tu jas tikrai pamatysit. Panašu, kad už manęs kažkur ateina audra, tai gali būti, kad turėsim šiek tiek šlapio kelio, bent jau tikiuosi, nes labai sunkiai automobilį šonų pasistato, nes daug labai protingų saugumo sistemų, kurios neatsijungia, tai čia kartais turim tokį minusą, iš kitos pusės didelė akceleracija mums leidžia vėl staigiai atsigauti po to, kai automobilis mus užstabdo. Tai va trumpas update'as toks, lekiam porą greičio ruožų, pažiūrėsim kaip seksi, šiandien važiuojam gerokai tiksliau negu vakar, vis geriau susikalbam, o finiše dar pasikalbėsim su dalyviais. Kairė, dešinė, kairė. Dabar bus dešinė. Tada važiuojam prie kairę, dešinę, kairę. Kairė, dešinė, kairė, aha. Kairė, dešinė, kairė. Kairė, dešinė, kairė. Gerai, dabar artėsim kairę, 2 dešinę, kairę. Kairė, 2 dešinę, kairę. Gerai, vėl. Kairė, 2 dešinę, kairę. Važiuojam, bus dabar 2 vartai, 2 vartai. Ir paskutinį per dešinę? Ir paskutinį per dešinę. 2 vartai, paskutinis per dešinę. Dabar tiesiai tas tiltelis. Ir tada bus kairė, dešinė, bazė. Kairė, dešinė, taip, artėjam prie kairė, dešinė, bazė. Kairė, dešinė, bazė. Nice! Kairė, dešinė, dešinė. Kairė, dešinė. Šitas per dešinę. Tada važiuojam kairę, dešinę,
kairę, 2 dešinę kairę. Kairę, 2 dešinę kairę. Kairę, 2 dešinę kairę. Dabar laukia vartai ir per 10 išeina. Vartai per 10 išeina. Tikrai, dešinę. Kalniukas tiltelis. Ir kairė, dešinė ir vartai. Taip, artėjam. Kairė, dešinė, vartai. Dešinė ir vartai. Atvažiavom į patį paskutinį greičio ruožą. Buvo kovinė audrelė už nugaros, ta kovinė audrelė mus pasivijo ir vat turbūt dovanų gavom tą lietų, nes paskutinis važiavimas ir gal pagaliau paslidinėsim truputį. Bet smagu, kad turim šiek tiek įvairovės, adrenalinas kikina jau truputėlį, atsigavę esam tikrai Sigita. Žodžiu, viskas labai fainai, gerų rezultatų nėra, bet viskas vis tiek labai fainai. Penkios. Gerai. Taip. Dešinė, dešinė. Aštunkę važiuojam į dešinę. Taip, aštunkę į dešinės. Taip. Čia išvažiuojam, dabar staigus apsisukimas. Į kairę. Dabar važiuojam į dešinę, į aikštelę iš kairės. Į aikštelę, fiškę iš kairės, tada išvažiavimas į dešinę. Suprasta? Iš kairės, kryžiuojam, taip, išvažiavimas į dešinę. Važiuojam, 2 fiškės bus kairę laikom. Per kairę. Per kairę. Ir tolyn ten? Taip, ir tada dešiniau ir bus ne vartai, o 2 iš dešinės. Aha. 2 iš dešinės. Tada. Kairė? Pamečiau. Vis gerai, čia sukam, apsiskinėjom. Pamečiau. Kur dabar? Tiesiai. Kairė? Kairiau. Čia. Aha. Tada į dešinę, į viršų. Čia va, taip. Gerai, į viršų. Gal ir nepasiklydom. Ne, viskas gerai. Kairė, dešinė ir labai staigus posūkis. Kairė, dešinė. Staigus nusilendimas žemyn. Važiuojam ir čia bus tas, kur su šauktuku pats pažymėjai. Aha. Čia dešiniau. Kairė. Čia kairė. Prašau. Ir dabar va tas su šauktuku ir bus kairė, dešinė, kairė. Anam kampe kairė. Taip, kairė. Kairė. Dešinė. Dešinė. Kairė. Gerai, tiesiai dabar. Čia dešinė. Tada kairė, dešinė. Vėl? Taip, kairė, dešinė. Ir čia dabar palį kraščiuką, bazė. Ar man pasirodė, ar ten koliuko trūksta? Aha. Ar man, aš ne... Ten viskas gerai buvo? Atrodo, kad vieno koliuko... Po to bauda sužinom. Bet koliuko ten lyg trūko, atrodo. 10. Thank you. Paskutinis. Let's go! Taip, dešinę, kairę. Dešinę. Dešinę. Ir aštunkę iš dešinės. Taip. Važiuojam į aikštelę iš kairės. Tai aš jau specialiai žinokit. Viskas gerai. Nu ką, Geras traliukas, geras bildas, man patiko. Nu, papai, žiūrėt!
Nu ką, baigiam, finišavom presą, gavos kaip gavos, rezultatą dar nežinom, atvažiavom, kol kas jau viskas pastatyti automobiliu, atsipalaiduoti truputėlį ir lauksim apdovanojimų, kuriuos pamatysit. O šiaip tik kviečiu visus sudalyvauti Press Rally, gali dalyvauti ne tik žurnalistai, nepaisant to, kad tai vadinasi Press Rally, tai yra nuostabus ir įdomus renginys, su žiauriai geru vaibu, o dalyvauti gali, kaip mato, Teslos, net Mindaugai leidžia dalyvauti, gali dalyvauti Ferrari, gali dalyvauti Subarikai, kurie ką tik papasakoja, iš 5 pavarų turi tik vieną, trečią, su kuria startuoja ir finišuoja, bet nuotaikas tai visiškai nekeičia. O dabar keliavam biškį pakalbinti Hebros. Norim biškį pakalbinti Volkswagen ekipažą. Ateikit, berniukai, biškį pakalbinsim. Tai jūs stovėkit, jau mes stovim. Žinom, kad viena problema jums nutiko, pasidalinkit kokią problemą. Truputėlį išvažiavam anksčiau negu turėjome ir be laiko kortelės, tai teko grįžti, gavome baudą už vėlavimą ir tokia istorija. Kaip jautiesi dėl to? Problemą nepavadinčiau, gera pamoka. Ir tiek. Paskui paverkėm, praėjo, tik tai smagesnė diena tapo. O žinot, kame didžiausias pliusas? Tai mus vieną vietą į viršų pakėlėt. Tai dėkui, bernai, gerą vakarą. Tik to čia ir buvo. Labą dieną. Sveiki. Kokia, tai yra kaip sekės? Gerai. Panašu, kad sėkmingai įveikėm šį ralį ir lauksim oficialių rezultatų. Kaip aš mačiau šiaip dienos pradžiai, praeitos dienos rezultatas pažiūrėjo, kad gan aukštai buvot, o kaip dabar susivažiavo, geriau negu vakar, prasčiau negu vakar, ar gal kažkokių klaidų buvo? Apskritai labai džiugu, kad šis ralis šiais metais labai įtemptas iki paskutinės sekundės, va, kaip ir minėjot, praeitą dieną, tai yra vakar, tarp visų, nežinau, 87 dalyvių. Ką čia padarė Vytai? Išjungiau variklį. Taigi, kad tu čia juokauji, palik? Aš paskui paleisiu muziką. Nu gerai, sutai. Tęsk. Taip, tai tarp visų dalyvių ten top 10 ėjo sekundžių dalys arba tik sekundžių skirtumas. Ir šiandien top 4 irgi buvo. Mes startavom su -4 sekundėm šiandien. Ta prasme, atsilikinėjom nuo pirmos vietos absoliučiai. Ir netgi po šiandienos 4, man atrodo, greičio ruožų buvo kalba apie 0,8 skirtumą. Ta prasme, iš tikrųjų iki paskutinio kuoliuko buvo klausimus kuogelio. Bet čia ir yra esmė turbūt, kai dega subinė iki paskutinio. Taip, taip. Iki paskutinio greičio ruožo finišo uodegą buvom suspaudę maksimaliai. Dar paskutinis dalykas, nufilmuosim tavo Porsche ir žmonės garantuotai klaus. Papasakok šį editionas, koks Porsche. Tai yra Endurance Racing Edition, va čia parašyta, va matosi. Jų yra išleista tik 235 vienetai pasaulyje. Ir žinot, kas yra nuostabiausia? Kad vis kasdieną jį naudoja. Taip? Ne visiškai kasdieną, bet trasos jisai mato nemažai. Bet aš tave ir gatvėje matau, pasigūglinantį vis prašau. Nežinau, ar Vytas supyks ar ne, bet mes turėjom jubiliejų važiuodami nuo atostogų parko iki Klaipėdos. Šiandien tai šventėm. 68 000 kilometrų persimėtė. O, sveikinu Porsche! Sveikinu Porsche! Gerai, ačiū, dabar pagazuojam. Gerai. Oi. Jeigu atsimenat, kas buvo video pradžioje, tai kalbino Matą ir aš jam linkėjau pirmos vietos overolę. Tai dabar Matai, kaip galvoji, kokia situacija? Iš vis ar žiūrėjai rezultatus? Ne. Tai labai gerai, koks pojūtis, kaip tau atrodo? Fantastiškas. Gerai suvažiavai galvoji? Idealiai. Nebuvo idealiai, ten visko buvo. Ir paskutinius 2 greičio ruožus važiavom tokioj liūty, kokioj nesu važiavęs tokiam varžybiniam lygyje, žinai. Kaip ir mes lygiai, jo. O kai grįžinėjom iš Klaipėdos į Palangą, ten 30 nieko nesimatė. O čia tipo tokia liūty? Mes stojom degaliniai ir šalia mūsų atvarė bičiai dviese su motoroleriu. Tai jiem blogiau bet kokiu atveju. Crazy visiškai. Nu, tai... Bet. Išbandžiau padangas, kurios yra geriausios padangos lietui. Neįtikėtinas sukibimas. Tai mes paskutiniam greičio ruože savo klasėje mano varžovai pravažiavo ant sausos dangos su semis likais su GR Yarisais. Aš su šitom padangom per visišką liūtį 3 sekundėm atsilikau. Atsilikai tik 3 sekundėm? Taip. O kaip tau per sausą buvo su jom važiuoti? Gerai. Bet tai gal tu turi mažiau sukibimo per sausą? Nu taip, bet gerai. Tai gerai, skersas statas.
Ne, net nepasakyčiau, kad mažiau. Jos greičiau perkaista. Jos labai daug sukibimo turi, bet jeigu aš važiuočiau greičiau, kaip vakar buvo anykščiai, jos perkaistų ir tada pasidaro tokia nepadanga plazma, tu slidinėjai, žinai. Okay. Nu tai gerai, tai tikėjimės, kad išvysim tave ant podiumo šiandien. Ne, ant podiumo aš manau, kad neišvysim, nes vakar buvom vietoj 2 ratų pravažiavom 3 ratus, nes buvo labai gerai. Ir ne jūs vieni. Va. Ir kas dar? Ir ieškojom Panevėžyje šito, to aikštelį, ieškojom, kur čia dabar mums važiuoti, su atbuliniu, apsidairiam. Nu. Klasikinė situacija kaip ir mūsų. Nu, aš vis tiek tikėsiuos. Tai susitiksim, taip. Ačiū. Labą dienelę. Labą dieną. Visų pirma, tai gražus mašinos pasirinkimas labai. Enui yra kažkas nuostabaus. Ką tu čia jam pridaręs, nes atrodo tai super kovinis jisai? Tai čia taip, kaip sakant, vizualiniai tik tais pagerinimai, tai ratai yra, o šiaip tai čia originali mašina, dar turi galiojančią garantiją ir lempos priekį uždėtos, ale ralio. Nu ir purvasargiai tikrai kilovatų prideda. Purvasargiai raudoni. O kaip susivažiavo? Nu, sakyčiau, vidutiniškai. Pirmą kartą važiavom, pirmą dieną labai klaidų daug prisirinkom, tai tas labai nepadėjo, o antrą dieną visai neblogai, be klaidų, bet vis tiek, nu, priekio varoma mašina, 202 kW, kažko vis tiek trūksta tikriausiai įgūdžiuose ir tiesiog susidirbime su šturmanu, tai link galo, bet tikrai ne paskutiniai. Normalu, reikia patirties turbūt tokiam dalykam. Dabar gerai, 1, 2, 3, kokia pat geriausia trasa? Turbūt labai patiko šiandien Klaipėdos autodromas. Labai jo, tokia smagi, greita, bet ne per sudėtinga, tai ir paspaus buvo kur, ir, nu, šiaip, tiesiog visapusiškai viso ralio, turbūt viena mėgstamiausių trasų. Žinok, daug kas lygiai tą patį sako, nes gaunas šturmanas biškį darbo irgi turi, bet ir gaunas toks paprastumas. Jo, tikrai taip. Tai žodžiu, Hyundai patenkintas jis. Oi, pilnai, visiškai. Atvirai pasakysi, bandžiau, labai patiko. Jo. Tai susitiksim per apdovanojimus? Jo, būtinai. Ir gal kitais metais. Būtinai. Iki. Gerai, viso gero. Dabar stoviu su dar vienu šito ralio ekipažu. Čia yra vairuotojas, kurio vardas yra? Mantas. Ir jo šturmanė? Eigilė. Kuris geriau pažįsta šitą automobilį? Tai aš greičiausiai. Gerai, tai Eigilė, papasakok mums, su ko čia važiuojat? Važiuojam su Megane. Labai smagiai rieda. Kiek kilovatų? Man tai? 197. 197? 197. Renault Megane RS 265 Cup. Kurių metų? 2013. 2013. Jo, ne pati naujausia, dar ir prie Face'as daug gražiau atrodo, bet šiaip, vat, juodoji mašinoje nesimato, vat, tų negražių formų, tai šiaip gražiai atrodo. Dar dizainas šitoks padarytas, žodžiu, viskas liuks. Gerai, ačiū apie mašiną, dabar apie patį ralį, vėl grįžti prie tes. Kaip susivažiavo? Praeitą dieną buvo daug sunkiau, šiandien tikrai daug geriau ėjosi. Praeitą dieną susirinkom baudų, šiek tiek paklaidžiom tarp fiškių, buvo tikrai sunkiau susigaudyti, ypatingai lyginant su praėjusiais metais, bet šiandien taip atsigavom, pasimokėm iš klaidų, netgi pasirašėm pastabų galbūt kitiems metams, tai šiaip gerai, manau. Kokių nesąmonių jisai pridarė? Aš prisimenu daugiau savo nesąmonės, Manto nesąmonės. Gerai, palauk, tu pagalvok, kokių nesąmonių jinai pridarė? Tai sąrašiuką pasiimsi greit? Ne, buvo tų nesąmonė, šiaip viskas gerai, žinai, čia gal pirmą dieną buvo sunkiau susikalbėti negu praeitais metais, ne tai, kad susigaudyti. Tai tų klaidų buvo, o šiaip gal tokia iš šiandienos vienintelė klaida, kokia buvo, tai pirmam greičio ruože, kur buvo gyvatėlė iš dešinės, aš ir išėmiau gyvatėlę iš dešinės, ne, stok, čia iš dešinės. Sustojau, stoviu, per veidrodėlį matau fišką iš kairės, tai aš dešiniai. Ai, tai gerai, važiuojam. Labai geras. Nu, o jo nesąmonių prigalvojai? Ne, neprigalvojau, gal. Tada nepridarė per daug nesąmonių. Kitą klausimą užduosiu kiekvienam atskirai. Tau mėgstamiausia trasa 2 dienų? Mano mėgstamiausia Mickai. Jo. Jau nebe pirmas, sakai tą patį. O tau? Sakyčiau, gal Lezas, jeigu būčiau pravažiavęs, bet prieš mus išsitaškė dėžė M2 ir mes negavom pravažiuoti. O iš tų, kur gavom, tai jo, Mickai, Klaipėdos autodromas. Lygiai kaip ir mes, lygiai taip pat negavom pravažiuoti. Nu, bet kokiu atveju, Hebra, ačiū už atsakymus ir ką, lauksim ant podiumo? Galbūt, galimai. Tikėkimės. Labą dieną, Martynai. Labą dieną. Kaip nuotaikytės po finišo? Super. Kokias prognozės? Prognozės? Pagal nuotaiką 1 vieta. O realybėj? Pagal rezultatą overall, gal kokie 5,
6. Žiūrėsim, kaip ten baudos mūsų, visų kitų, o klasiai arba 4 arba geriau. Tai žodžiu, bišk gavai nuo golfą su Porsche, taip gaunas. Nu, Porsche negėda gaut, golfai nušaunuoliai. Tai matai, ne vien mašinas lemia ir vairuotojai. Aš tik įgarsinsiu, kad golfai yra šaunuoliai. Dar toks etatinis klausimas visų, kur klausiu. Kokia pati mėgstamiausia trasa? 2 dienų. Anykščiai. Anykščiai kartodromas. Okei, gerai. Tai dabar tada paskutinį dalyką, kadangi biškių išfilmuosim ir dar turėsi pagazuoti mum, papasakok, su ko čia važiuoji tiksliai. Važiuoju su Porsche 911 GT3. 992 kėbulas, paskutinį naujausias. Kiek kilovatų, kurie varomi? Čia 510 arklių, varo tik galas. Varo galas, o vairuoja visi ratai. Visi ratai nusipratau. Nu gerai, tai ačiū Martynai. Tikėkimės, kad tavo prognozės klaidingas ir sulauksim ant podiumo. O dabar laukiam, kol pagazuosi. Tai toj, sekundėlė va. Dabar truputėlį pakalbinsiu varžybų pagrindinį organizatorių ir žurnalistų autoklubo prezidentą Valdą Valkevičių. Tai Valdai, pirmas klausimas gal apie pačią organizavimą. Ar sudėtinga suorganizuoti tokias 2 dienų varžybas per absoliučiai visą Lietuvą? Tai laiko užima praktiškai, ralis niekada nesibaigia, kaip Benas sako, ir Dakaras nesibaigia. Tai čia irgi praktiškai jau, tarkim, šiandien mes kalbamės dėl kitų metų ralio. Pradėjom kalbėti su partneriais ir truputį tokių minčių kilo įdomių, kadangi kitais metais 30, mes truputį šiandien... Pačių klausės, kaip reikia. Pirmą kartą paskaičiavom, kažkaip tai galvom 28, 29, nekreipim dėmesio. Bet kitais metais 30 ralis jis turi būti smarkiai kitoks, smarkiai didesnis ir ko gero geografija bus smarkiai kitokia. Tai gal kokią paslaptėlę, biškį užuominą? Kol kas tegul būna, kol nėra tvirtų pamatų, taip, sakysim, idėja sklando ore, tai palikim paslaptį. Gerai, tada kitas klausimas. 29 raliai. Kiek pats dalyvavot? Kaip organizatorius? Ne, kaip dalyvis, ar kiek dalyvavot raliai? Berods 4 kartus. Ir kaip sekės? Man atrodo, kad prizininkas 3 kartus buvau, iš 4 nebaigiau, nes buvo Mitsubishi Lancer pernelyg galingas automobilis ir sankabą net laikė. Čia kaip Aidas Bubinas minėjo, kur sako, vieną kartą pirmas, kitą kartą trečias, taip noriu ir išeiti kaip čempionas. Man atrodo, kad aš 2 kartus, neprisimenu visko, bet 2 kartus tikrai buvau antroje vietoje. Važiavom su sūnum ir kažkaip atsilikom tik tai nuo smarkiai galingesnių automobilių, sekėsi gerai. Supratau, tai Valdai, ačiū ir susitiksim jau po metų. Ačiū. Ačiū. Kaip sekėsi? Nežmoniškai gerai. Nežmoniškai gerai? Visiškai. Jeigu būtų žmoniškai, būtų aukštesnė vieta, bet kadangi nežmoniškai, tai žemesnė. Aš dar pristatysiu, kad čia yra Arturas Pakėnas, jis yra vairavimo instruktorius ir kaip atsiliepė viena jo mokinė, aš neįvardinsiu kokia, sakė, nuostabus, labai ramus, labai geras instruktorius. Tai čia pradėjau pokalbį nuo komplimento, kad pasijaustumėt gerai. O baigsim kom? O dabar persim prie klausimo, kurį uždavė ta pati mergina, kuri apie jūs sakė. Į kokią iš šiandienos trasų vežtumėt savo mokinius mokintis? Į Klaipėdos autodromą be abejo. Klasikinis šiandien atsakymas apie tą trasą. Kodėl? Tai kad jis yra mokomasis, tai suprantam, jie paskirtis tokia, mokyti. Bet ne vieną autodromą ir Panevėžy buvom. Ir kur šiandien? Bet sakė šiandien. Atsiprašau, per šias 2 dienas pervažiuotose trasose, į kurią vežtumėt savo mokinį. Tai beveik visas trasos tinka. Tinka ir kartodromai savo, kiekviena trasa turi savo užduotį kažkokią, tai savo turinį, į ką galima įdėti. Tai autodromai, aišku, tinka labiausiai, ten galima prieškoti, ko tik nori, ir pajudėjimai, ir kalnelis, tai slidi danga, viskas ten yra. Tai aš manau, jie universalūs. O kaip pačiam susivažiavo, kaip bemvukas? Aš lyg tai girdėjau, kad niekur kitur nevaro, tik tai į Prestą su savo bemvuku. Ar čia tiesa? Jo, nes turbūt jau amžius gal nebe tas ir kad dabar jau... Baikit, kiek jums 35 nesenai suėjo, kiek žinau? Ne, 37. Atsiprašau, sklydau. Tai va, tai kadangi jau 37, o čempionate aš baigiau dalyvauti, kada žiedinių lenktynių čempionate man jau buvo 59, atrodo, tai čia buvo prieš daug metų. Tai dabar jau palieku savo tik tais pres ralį, o daugiau perėjau į golfą. Žodžiu, tiesiog, golfą žaist pradėjęs? Žaist golfą. O, čia nauja tema, kur aptarsim jau už kadro. O tada gerai, paskutinis klausimas pačiam, kuri trasa per 2 dienas, vėlgi aš pasakysiu, ne šiandien, o per 2 dienas ir geriausiai susivažiavo, ir labiausiai patiko, ir nu va tokia pati pačiausiai. Nežinau, net kartodromas Anykščių visai smagus buvo. Po gero Anykščių kartodromas buvo įdomus.
Autodromų trasos jos panašios, Šiaulių autodromos neblogai važiavosi. Tai va taip, panašiau. Supratau. Tai ačiū Artūrai ir skanios giros. Ačiū. Biškiai reikia. Paskolins Tesla apžvalgai. Kada? Nu ką, žinau, belė kada, kitą savaitę, dar kitą savaitę, paramosim biškiam Tomą. Tai gerai. Gerai? Pamatysi, kaip gerai važiuoja. Gerai, tai šiandien kalbam mes su Rimu. Rimas kaip ir mes dalyvauja EV klasėje, tik tai truputėlį silpnesnėje, ne? Tu dalyvauji iki 240. Iki 160. Iki 160 tu dalyvauji klasėje. Ir kiek mačiau, rezultatėlis toks visai neblogas buvo. Nu, kiek važiavo, tiek važiavom. Šiaip aplenkė Rimas mus, man atrodo, 2 ar 3 minutėm, gėda pripažinti, bet Rimas važiuoja... 2 minutėm. Kažkaip taip, jo, panašiai, bet ramiai, tiksliai, gražiai, užtikrintai. Užduodu šiandien visiems tą patį klausimą, beveik pas visus tas pats atsakymas, tai pabandykim. Kuri trasa per šiandien vakar labiausiai strigo, labiausiai patiko? Man? Jo. Manau, kad Kuršėnai. Kuršėnai, o nestandartinis atsakymas, kodėl? Todėl, kad esu važiavęs keletą kartų ir labai smagu. Tai reiškia, ne tiek mokinais, kiek šlifavai jau turbūt tą trasą, ne? Nu, realiai tai nesimokinau niekur. Nes vieną kartą, kai metuose važiuoji, tai ten mokintis nėra kada. Tiesiog ateina laikas, sėdi, važiuoji ir būni laimingas. Ir važiavai su savo žmona, ne? Jo. Toks šeimininis duetas. Nu, matai, aš nerandu geresnio šturmano negu savo žmoną gyvenime ir varžybose. Oi, Rimas saldžia liežuvis. Gal žmona klauso, kur nors biškį už kampo. Aš manau, kad pamatys, vis tiek tai nėra kas. O gerai, tai tada dar apie mašiną. Rimas važiuoja su Tesla Model 3 Standard Range. Taip. Kaip automobilis? Ar klauso, ar apskritai su Tesla galima važiuoti ir siekti rezultato, ar čia yra paprastas elektromobilis? Tik mes įsivaizduojam, kad čia labai kietas. Nu, aš manau, kad tikrai galima pasiekti gerą rezultatą. Tiesiog važiuojant, aš daug anksčiau stabdausi, ką reiškia, tai reiškia, kad pasilieku savo rezervo, nes niekada nežinai, kaip pasielgs tas automobilis. Tai va, o šiaip tai viskas puikiai ir manau, kad važiuočiau ir važiuočiau. Supratau. Nu tai ačiū Rimai, o dėl Teslos tai paskambinsi, žinau. Gerai. Ačiū. Ačiū, gero vakaro. Truputėlį apie Egidijų. Egidijus yra šiaip meistriškas pakankamai vairuotojas, kuris atitinkamų automobilių neleidžia kitiem įsiterpti net kartais, bet šiemet jis važiuoja su Dacia. Egidijau, dabar gal tu gali įvardinti, su kokia degalų rūšimi tu šiemet pravažiavai visas trasas. Žinok, tai buvo ne degalai, tai buvo kuras ir tai buvo dujos, suskystintos dujos. O gerai, o kodėl tu važiavai? Nes Dacia, aš trumpai paaiškinsiu, Dacia parduoda automobilius iš karto su dujų įranga, naujus automobilius, kas šiaip iš principo yra faina. O paaiškink gal žiūrom, kodėl tu važiavai su dujom, o pavyzdžiui ne su benzu? Nes daugiau galios. Kai į seną automobilį tu dedi dujų įrangą, dujos šiek tiek sumažina galią ir taip toliau, bet su naujais automobiliais gamintojai riboja variklių galę dėl ES CO2 standartų. Ir benzinu to litrinio 3 cilindrų variklio galia yra apribota iki 90 arklio galių. Bet kai įjungi dujas, pasikeičia programa ir kadangi dujos yra švaresnis kuras, tada atsiranda net 100 arklio galių. Tai turėjom 10 arklio galių prieaugį važiuojant su dujom. Tai dėl to važiavom su dujom. Ir žinok, nerealiai atsipirko. Vakar, matai, kokia ilga diena buvo, ne? Mačiau, dalyvavau joje. Vakare grįždami čia užpylėm pilną baką. Spėk, kiek kainavo mūsų visa ilga ralinė gazavimo diena? Aš gal pasakysiu, mūsų diena kainavo 27 eurus su elektra, tai manau, kad tavo buvo pigesnė šiek tiek. Dvacokas. 20 eurų. 20 eurų kainavo 8 važiavimai. Jo. Apie elektrą, apie dujų, žiūrėk, mašina 17 000, degalai 20 eurų, nu nieko pigiau nėra. Va jum ir lenktynės. Gerai, tai tada paskutinis klausimas. Kokį automobilį, kurį aplenkiai, labiausiai didžiuojas aplenkęs su Dacia? Žinok, yra daug Porsche, Audi R6, dar ten, nu, šiaip daug. Dabar padarys taip. Ne, Nu, Tamukį ribotuvo girdėjau daug kartų. Bus trečias variklis koltai, ar dar šį atslaikys? Žinai, dėl ko tu girdėjai ribotuvą daug kartų? Nes kažkas pas mane su trečios pavaros įjungimu atsitiko ir aš kartais galvoju, kad gal aš geriau nejungsiu tos trečios, o važiuosiu antru. Motorą neužlenkiam, viskas gerai. Neužlenkiam. Tepalo nesudeginam, švaistykliai neišlindo, manau, kad bus gerai.
Su trečia pavara, tai turbūt, kad reikės atsidaryti pavarų dėžę ir pasižiūrėti, kodėl jinai sunkiai jungiasi prie labai aukštų sūkių. Jeigu jungiu prie žemesnių, įsijungia, jeigu prie ribotuvo, galiu ir nepataikyti. Tai vat nežinau, dėl to kartais priėmiau sprendimą pavažiuoti daugiau ribotuvo antrų, negu jung trečią. Sklinda tokios kalbas, Tomai, kad galimai savo klasėje kažkur ten neblogą rezultatėlį padarė. Ar čia teisingai? Sklinda jau daug metų, tai... Aš net nežinau, kelinta mūsų pergalė yra klasėje su kolega Tadu Šturmanu mūsų įskaitoj. Manau, kad galbūt kokia 5. pergalė klasėje. Overall, aišku, esam turėję vieną pergalę tarp žurnalistų overall 21 metais. Dabar labai sunku pakartoti, nes trasų specifika nėra palanki mūsų tam silpnam, bet manevringam automobiliui. Bet manau, kad pergalė klasėje tai vis tiek yra rezultatas ir ženklas, kad mes vis dar esam greiti. Mūsų mašina 31 metų senumo vis dar yra konkurencinga prieš kažkokius kitus automobilius, kurie pažangus, nauji. Ir dar vienas dalykas, ką aš labai man širdį paliko gerą, kai aš pradėjau scrollinti visiškai overall visų absoliučiai dalyvių rikiuotės rezultatus. Ir tas Ferraris su V12 nuo mūsų gavo pusę minutės. Nuo Kolto, kuriam yra 31 metas. Palaikai biškį? Palaikysiu. Aš labai džiaugiuosi, kad mes vis dar galim rodyti tokį greitį su tokia mašina ir, Žinai, svarbu ir tarpinė tarp vairo ir sėdynės. Jo, ir aš labai noriu padėkoti ir savo Šturmanui, kuris jau daug metų, iš 15 metų, jisai tik 2 sykius nevažiavo su manim, nes arba gimdė vaikus, arba jos krikštijo. Aš su Tadu važiuoju daug metų, mes vienas kitą suprantam iš pusės žodžio. Automobilį man padarė komandos vadovas Egidijus Česnelis. Mes jį išsitestavom prieš šitas varžybas ir aš buvau garantuotas, kad mes tikrai neturėtume turėti jokių staigmenų, ko ir neįvyko. Mes atvažiavom kuo puikiausiai finišą. Jau norėsiu, taip ir buvo. Taip ir buvo. Kažkokių rimtų klaidų buvo? Rimta klaida buvo pačią pirmą dieną Širvintose, pačiam pirmam greičio ruože, kai mes paėmėm ir už tilto gyvatėlę, kur reikėjo apvažiuoti dešinė, 2 kairė ir 1 dešinė. Mes ją pravarėm visą zigzagų ir finišė mums pasakė, kad jūs neįvykdė trasos. Mes pirmą dieną gavom 40 sekundžių baudos. Dar molėtose tada aš suklydau iš to viso noro atlošti, atžaisti atgal sekundės, aš dar suklydau. Jungiausi atbulinį, mes dar praradom ir mes pirmą ralio dieną turėjom užduoti atsimušti visas praloštas sekundės už baudą. Mes visas tas 40 kompensavom, dar dadėjom viršum 35 ir šiandien įsūdėm dar minutę artimiausiam varžovui. Tai nuo antros esat per minutę? Per minutę 15 minutę. Bravo, Tomai. Čia jau, ta prasme, išlošus baudą ir naujas užkrovimas artimiausiam. Tai šiandien Šturmanas man pasakė tokį įdomų dalyką. Susėdom vakarė, jau mašinos pastatytos, viskas ramu, nurimė. Sako, žinok, aš tau pasakysiu, gal aš specialiai tau tą nevykdymą užskaičiau, kad padarytum, kad būtų įdomiau. Užsimotyvuoti, žinai, užsimotyvuoti. Nes kai tu turi kažkokį pralošimą, kai tu privalai kiekvienam greičio ruožę spaust max, kad galėtum atgaudyti, atkasti po dalį, po 2, po 3, po 5, po 10 sekundžių, visai kitą atmosferą tam darbo kabinete pas mūsų Šturmanu. Nes jeigu tu važiuoji visuose greičio ruožuose ir tiesiog taškai sekundės varžuom, atrodo labai paprasta. O kai tu turi vytis, tai va aš dar po šiai minutį nežinau, ar Šturmanas iš tikrųjų specialiai ir nespecialiai padarė, kad mes pirmą trasą gautume 40 sekundžių baudą, kad būtų smagiau. Gal niekada ir nesužinosi. Yra dalykų, kurių iki gyvenimo galo turbūt nesužinosi. Manau, kad tai yra vienas iš jų ir Šturmanas man niekada nepasakys, ar jis specialiai padarė, kad mums būtų tas ralis gerokai smagesnis, negu būtų buvęs paprastai. Gerai, ir paskutinis klausimas, užduodu absoliučiai visiems, ką šiandien kalbinu. Šito preso pati geriausia trasa tau? Panevėžys. Kodėl? Ne todėl, kad aš pats iš Panevėžio, bet man labai patiko konfiguracija su pirma trasos dalimi, kur yra šiek tiek greičiau į kalną nuo kalno, o antra dalis yra tokia lėtesnė, kur apart tų trasos kugelių dar yra ir kažkokių koliukų, gairelių sudėta, kur, ta prasme, ir Šturmano ir vairuotojo darbas turi būti tikslus ir negali daryti klaidų. Būtent Panevėžio trasoje aš per šitas varžybas pataikiau į vienintelį bordiūrą su galiniu ratu, nes vienoje vietoje išvažiavau per plačiai, man reikėjo lysti vidų. Lysti vidų nebegaliu, nes matau bortas, bet matau tarp borto yra pusantro metro tarpas. Priekis man pralindo, galas ne, tai su kulnu, kaip sakau, trenkiau. Nieko nesugadinau, nieko nesulaužiu, bet Panevėžys man įsiminė kaip vienintelė trasa, kur mes turėjom tokį šiek tiek momentą, kur jau buvom arti kažko, kad kažką sulaužysim. Šiaip iš principo labai geros trasos buvo
Mickų Klaipėdos autodromas. Nu, žinokit, aš nežinau, kas ten darė tą asfaltą toj trasoj, bet ordiną tam žmogui išrašyti už tokio kokybiškumą ir tokio sukibimo dangą, kai jinai vienu metu ir slidi, ir leidžianti kontroliuoti, ir kimbanti, ko visiškai negalėčiau pasakyti apie Kuršėnus, kur visiškai nesupratau, kodėl buvo taip slidu. Nu, bet Mickai iš dangos pusės buvo uoga, fantastika. Tai ačiū Tomai ir skanaus. Iki kitų metų. Tai šiemet vyksta 29 presas. Dainiau, kelintą kartą dalyvauji? Tiek, kiek buvo, tiek ir dalyvauju. 29. Kitas labai svarbus klausimas, kiek laimėjai iš tų 29? Žinau, kad tikrai turiu 11, tiek buvau suskaičiavęs, ne, daugiau ir neturiu, 11. Tai realiai tu daugiau negu trečdalį presų laimėjai. Taip, situacija tik tai tokia, kad iki maždaug, nežinau, 13-14 buvo tik tai nugalėtojai, nu, apskritai, ralyje. O paskui yra prioritetai klasėse, taip kad klasėse lengviau nugalėti. Tai absoliučiai įskaitai žurnalistų esu dabar nepamenu kiek, laimėjęs kokius 5 kartus. Šiaip įspūdinga, Dainiau, bravo. Su kuo šiemet važiuoji? Šiemet važiuoju su Toyota GR arba GR. Jarisu. Jarisu, jo. Tai yra įspūdingas automobilis. Patinka, kaip suprantu. Tai mano svajonė automobilis, kurio aš asmeniškai neturiu, bet su kuriuo žiauriai norėčiau važiuoti panašiuose renginiuose. Ok, o iš visų, sakykim, tavo važiuotų presų, su kokiu automobiliu važiuoti, nebūtinai apie rezultatą gal kalbant, bet va tau pačiam labiausiai patiko, labiausiai kaifavai, ką vairuodamas presę? Daugiausiai esu važiavęs su Toyotom. Ir du įspūdingiausi automobiliai tai yra Toyota GT86, Yaris GR, beje, dar Mazda. Kokia Mazda? CX-5, MX-5. MX-5, jo, galvaramas automobilis. Gerai, ir tada dar užduosiu visiems, kam šiandien kalbinu, užduodu klausimą, užduosiu ir tau. Per šitą presą, kuri tau labiausiai trasa patiko ir ko įsiminė? Aš būsiu galbūt iš tų, kurie vertina tas trasas, kur reikia daugiau pasukioti vairą, o ne kur reikia spausti geležėlį iki dugno. Ir man labai patiko Molėtų to sporto centro trasa, to lokalioje tokia nedidelė aikštelė, kur iš tikrųjų nebuvo jinai labai sudėtinga trajektorijų prasme, bet žiauriai gerai. Beje, ir dar viena buvo Panevėžio autodromas. Va tos dvi trasos, tai man žiauriai. Molėtai ko gero buvo bene sudėtingiausia trasa iš visų. Loginių mąstymų, tai sudėtingiausia buvo Švyturio arena. Nes ten reikėjo, ta prasme, ne važiavimo prasme, bet kai reikėjo galvoti, kaip įveikti trasą. Supratau. Nu tai ačiū Dainiau ir gero tavo vakarėlio. Ačiū. Iki. Vytenis ir Gita su Nio. Puikus automobilis, puikus ekipažas. Ir aš tiesiog atsiprašau, Pauliau, nežinau, gal aš tai nervuoju, bet aš tiesiog turiu tave pačiu pakalbinti. Aš dar tas nepažįstu tiek, kad tu mane nervuotum, bet gerai tęs. Labai gerai, jau labai gerai. Kas privertė atsisėsti ant 4 ratų? Ar tu pats norėjai, ar įkalbino tave? Privertė niekas, bet pasiūlė senas geras draugas Paulius Valiukevičius, tai negalėjau nesutikti. Čia tavo pirmas presas? Pats pirmas, jo. Ar paskutinis tavo presas? Aš tikiuosi, kad mano kontraktas bus pratęstas dar bent vieneriems metams, taip. Ir kaip tau sekė sėdėti? Pirmą kartą šturmano kėdėje sėdė? Pirmą kartą šturmano kėdėje. Pirmą dieną buvo iššūkis, dėl to, kad pagrindinis iššūkis šiaip yra tiesiog susipažinti gerai su savo vairuotojo tempu. Nu, kitaip tariant, suprasti, kaip greitai jisai gali pervažiuoti nuo vieno trasos elemento iki kito. Kai prie to pripranti, tai jau antrą dieną aš buvau absoliutus profas šitos srities. Tai jau antrą dieną labai gerai sekėsi, tą rodo aišku rezultatai, tai jau antrą dieną buvo gerai ir Paulius buvo labai patenkintas darbu. Dar prisiminkim, kad ir pačią pirmą dieną jums labai puikiai sekėsi.
Ne, pačią pirmą dieną pakankamai prastai sekėsi ir žiūrėkit, mes užėmėm 3 vietą, mes nuo 2 vietos atsilikome savo klasėje 1,5 sekundės ir mes esame su vienos trasos nevykdymu. Kaip jums atrodo, dėl ko mes tos trasos nevykdėm? Dėl šturmano. Aš gal kalbu apie ketvirtadienį, tą mini sprintą, kada jums visai gerai sekėsi. Ai, ne, sprintas tai aišku, Merės Pinskuvienės VRK taurėje neblogai ten sekėsi, bet iš esmės koncentravomės į vakar ir šiandien. O tai bent fotkę pasidarai su Merė? Ne, dėja, ne. Kažkaip praleidau tą progą. Jis labai greit nusipaveikslavo su nugalėtoju Martynu Utkinu, va, pafilmuokit jį. Matėm. Va, ir paskui visi ten išsiskirstėm greitai. Tai, nu. Gerai, paskutinis standartinis klausimas. Per 2 dienas, kuri trasa labiausiai patiko ir labiausiai įsiminė? Labiausiai patiko ir tai labiausiai įsiminė, aš dabar Anykščiuose, man atrodo, tai buvo toks kartodromas, ar ne? Anykščiuose buvo kartodromas ir šita trasa važiuojama buvo pagal laikrodžio rodiklę pirmą kartą. Tai va ta labiausiai patiko, bet čia turbūt dėl to, kad mano vairuotojas vis pirma yra labai geras vairuotojas. Ir darbo neturėjai. Ir jisai ten, ne, turėjau darbo, bet, tiesa, ten šiaip buvo pakankamai mažai šturmanui darbo, bet tenai tiesiog Paulius davė labai neblogo drifto. Kas, aišku, gal nėra gerai rezultatui, bet visi paskui mus gyrė už gražų driftą. Tai iš šturmano perspektyvos arba tiesiog iš žmogaus sėdėjusio mašinoje perspektyvos, tas važiavimas buvo, įspūdingas, buvo labai linksmas. Tai ačiū, Pauliau, tikiuosi susitiksim po metų ir labai gražus debiutas. Jums odas skanda į veidą ir aš manau, kad tikrai ir aš pasistengsiu, kad mes kitais metais susitiktumėm. Ačiū. Ačiū Jums. Tai va toks šiemet buvo Press ralis, daug dalyvių, daug emocijų, viena labai didelė šeima. Po metų kviečiu visus prisijungti, o dabar pradedam vakarėlį.